čia jau netrukus. Abiejų komandų sudėtis galėjote pamatyti, yra šiandien ir legionierių ir vienoje ir kitoje komandoje. Iš žaidėjų, kurios galima išskirti, kalbant apie Garliavos komandą, verta paminėti ir Ernestą Mickevičių, kuris yra pelnęs 12 įvarčių, jis tikrai žaidžia rezultatyviai. Ir kalbant apie varžovų komandą, apie Minijos ekipą, čia su 8 įvarčiais Miezavo išsiskiria, taip pat ir visai neblogai rungtyniauja ir Jašmontas, kuris yra pasižymėjęs 3 kartus. Tad abiejų komandų sudėtis šiandien atrodo taip. Pirmas numeris Amiras Akalarovas Minijos ekipoje, jis yra komandos vartininkas, taip pat aikštės žaidėjai. Ernestas Mockus 5 numeris, rungtyniauja ir 6 numeriu pažymėtais marškinėliais atakuoja Fušimi, taip pat 7 numeris Deividas Šiuša. 8 numeriu žaidžia Deividas Pipiras, 9 numeriu pažymėtais marškinėliais rungtyniauja šiuose rungtynėse Demendesas, taip pat 10 numeris, juo žaidžia Hiroši Miezava. Starto sudėtyje matome ir Valdą Jašmontą, 15 numeriu pažymėti jo marškinėliai, taip pat tokie Hirosava, 17 numeris, 19 yra Matas Keblys ir 45 Mantas Giedutis. Tokia yra starto sudėtis. Diego Bonkimas Oliveira da Silva yra vyriausiasis komandos treneris. Na, kalbant apie Garliavos komandos sudėtį, jie atrodo taip. Dominikas Valeckas, komandos vartininkas, 1 numeris aikštės žaidėjai. Deimantas Kontenis 3, taip pat Tomas Rakašius, komandos kapitonas 5, 6 numeriu Jušigiro Ganada rungtyniauja, 8 numeris Danielis Rydas. Taip pat žaidžia 9 numeriu pažymėtais marškinėliais Lukas Odinsovas, 11 Ernestas Mickevičius, 13 numeriu žaidžia Vinjonas Smitas, taip pat 16. Čia perdavimas labai pavojingas, kamuolys šį kartą skrieja už aikštės ribų. Taigi 16 numeris Maksimas Starogorodskis, 17 numeris Arnas Paura ir taip pat 18 Karolis Januša. Būtent tokia sudėtimi pradėjo šias rungtynes ir Garliavos komanda. Gintautas Vaičiūnas yra vyriausiasis komandos treneris. O dabar galimybė grąžinti kamuolį į žaidimą. 0-0 kol kas mačo pradžioje. Gana aktyviai pradėjo šias rungtynes abi komandos. Ir šį kartą bandoma įžaisti kamuolį. Garliaviškiai siunčia kamuolį į priekį. Yra galimybė ten, bet patikimas žaidimas gynyboje. Deividas Šiuša kamuolį perima. Perdavimas į priekį ir siunčiamas kamuolys kuo toliau. Arnas Paura. Na, žinoma, favoritais, kaip ten bebūtų, Minijos futbolininkus, kaip ir minėjau, šiandien būtų galima laikyti. Ekipa, kuri pastaruoju metu tarsi žaidžia geresnį futbolą, taškų netaip ir daug barsto. Bet pirmos tarpusavio rungtynės gegužės mėnesį beje baigėsi Kretingoje lygiosiomis. Tai buvo 1-1. Tad tai irgi mums žada visai neblogą akistatą šiame mače. Galimybė kretingiškiams grąžinti kamuolį į žaidimą. Per dešinę pusę konstruojama ataka. Legionieriai išsiskiria, kaip ir minėjau, ir vienoje, ir kitoje komandoje, ir žaidžia rezultatyviai, ir yra pastebimi. Dabar galimybė šeimininkams. Girdime ir Minijos aistruolius. Panašu, jų šiandien yra taip pat atvykę į Garliavą. Palaiko savo komandą. Bet garliaviškiai dabar savo ataką rezga. Ganados perdavimas prie baudos aikštelės. Mėginimas paieškoti komandos draugų baudos aikštelėje. Perdavimas į kraštą ir sugeba apsiginti Minijos ekipa. Na, Minija pačiomis pirmomis minutėmis buvo galbūt kiek ir aktyvesnė. Turėjo savų momentų, savų įsiveržimų į baudos aikštelę. Dabar jau Garliavos šiek tiek grėsmingesnės atakos. Kovo antrame aukšte. Lukas Odinsovas buvo čia. Ir galimybė surengti ataką dabar jau svečių komandai. Išpuolis per dešinę pusę. Demendesą matome krašte. Dar vienas komandos legionierius, kalbant apie šį žaidėją, greitas, judrus, techniškas, tikrai individualiai pajėgus futbolininkas. Kol kas Vilsonas yra pasižymėjęs kartą per 23 rungtynes. Šiandien įmatome starto sudėtyje. Legionierių daug nėra, yra žinoma Japonas. Ir tas pats Takuja Fušimi, taip pat yra Amiras Akalarovas, komandos vartų saugo jis. Ir Japonas Hiroši Miezava, taip pat šiandien starto sudėtyje, kalbant apie Minijos ekipą. Na, žinoma, vyriausiasis komandos treneris Diego Oliveira. Jis akcentuoja komandai žaisti su kamuoliu, žaisti ant žemės.
Ir tai šiandien galėsime ir pamatyti. Dabar bus grąžintas kamuolys į žaidimą. Šeimininkai pradės savo išpolį. Vienas iš šio turo rungtynių ture tikrai mačų nemažai yra žaidžiama. Įdomių akistatų. Šiandien tuo pat metu ir Baltijos futbolo akademija su Klaipėdos Neptūno komanda susitinka. Turėjo žaisti ir B1 NFA. Bet ši ekipa nerungtyniaus, nes varžovė MML City ekipa, kuri savo pasirodymą jau baigė. Emiras Sakalarovas, Minijos komandos vartininkas, jis ne tik vartų sargas, bet yra ir ekipos kapitonas. Spalio 2 dieną mūsų laukia ir Šiauliai B, taip pat Kauno Žalgiris B, dublerių galima sakyti derbis, taip pat Panevėžio B ekipa susitiks su Riteriais B. Ir jau spalio 4, 6, 7 dienomis taip pat rungtynės laukia pirmoje lygoje. Prie kamuolio vartininkas Dominikas Valeckas, kol kas darbo jis neturėjo šiame mače. Tai grąžindavo kamuolį į žaidimą, kol kas visi mačai, jaunas vartininkas, 20 metų jam, bet visas 23 rungtynes jis yra sužaidęs ir pagal minutes yra vienas komandos lyderių, Deimantas Kontenis. Kol kas apskritai yra žaidęs net 2000 minučių, yra lyderis savo komandoje, tarp lyderių žinoma ir tas pats vartininkas Dominikas Valeckas. O dabar fiksuojamas taisyklių pažeidimas, pražanga prieš Luką Odinsovą. Pažeidžiamos taisyklės, galimybė pradėti šią ataką šeimininkams. Minijos aistruoliai šiandien kur kas labiau girdimi. Lukas Odinsovas sustabdytas neleistinai, 23 metų žaidėjas. Kol kas taip pat sužaidęs 23 rungtynes, įvarčių nepelnęs. Gavęs net 5 geltonos korteles, o dabar galimybė surengti ataką būtent šeimininkams, perdavimas dešinėje. Išleidžiamas kamuolys už aikštės ribų, teisėjo asistentas kelia vėliavėlę. Kalbant apie tuos pastaruosius rezultatus, vakar matėme jau porą rungtynių ir Plungės dirbtinės dangos stadione Bobrungas 1-2 sužaidė su Kėdainių Nevėžio ekipa ir taip pat Panevėžio Žemynos progimnazijos stadione ekranas 4-3 išsiskyrė su Jonavos komanda, o dabar yra galimybė surengti šią ataką, smūgis blokuojamas ir po to laiku ir vietoje atsiduria Deividas Šiuša. Jis sugeba kamuolį išmušti, bet matome, kad ir šeimininkai taip pat rengs pavojingas atakas. Emiras Sakalarovas čia. Dar kartą čia mėginimas, smūgis iš tolėliau. Emiras Sakalarovas, žinoma, pagrindinis vartininkas, yra jis ir ekipos kapitonas, visada žaidžia starto sudėtyje pastaruoju metu. Žaidėjas patyręs, 26 metai yra šiam legionieriui. Kontenis. Į kairę siunčia kamuolį, čia daug erdvės yra Garliavos komandai, Rydas. Bet šį kartą prarandamas kamuolys, tiesa, gana greitai jį susigrąžina Kanada, legionierius iš Japonijos. Vienas komandos legionierių starto sudėtyje, taip pat ir tas pats Rydas yra amerikietis, kuris žaidžia nuo pat starto. Smitas. Taip pat irgi starto sudėtyje, irgi vienas komandos legionierių kaip ir Starogorotskis. O čia perimtas kamuolys, puikiai žaidžia Minija, laiku ir vietoje atsiduria tokie Hirosava. Geras legionierių žaidimo epizodas, tačiau kol kas tranzicijoje galimybių tarsi nėra. Apskritai per pirmas 9 minutės galima sakyti, kad matėme gana aktyvų futbolą, bet pavojingų momentų kol kas nepavyko suregzti nei vienai, nei kitai komandai, galbūt dabar, bet vėl solidžiai žaidžia Deividas Šiuša, užsiima gerą poziciją, neleidžia varžovui surengti kontratakos. Smitas buvo ten, kuris mėgino bėgti į greitą išpolį. Vienu įvarčiu šį sezoną pasižymėjęs futbolininkas, o čia fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Kretinga pažeidžia taisyklės. Valdas Jašmontas, minėjau, rezultatyvus, nors tai yra vienas jaunesnių komandos žaidėjų. Jašmontui šiuo metu dar yra 20 metų. Žinoma, starto sudėtyje yra ir 2005 metais gimę futbolininkai, tiek Deividas Pipiras, tiek ir Matas Keblys, tiek ir Mantas Gidutis, bet jie taip pat turi savo vaidmenį komandoje. Grąžinamas kamuolys vartininkui, Dominikas Valeckas. Ne pats aukščiausias vartų sargas, bet tvirtai sudėtas. Matome ir štai taip gali sužaisti kojomis, atliko perdavimą į dešinę, dabar galimybė Garliavos komandai, ataka per dešinę pusę. Tolokai atsileistas kamuolys ir ten liko krašte Odinsovas.
nemaža žaidėjų koncentracija dešinėje ir bandė dabar jau gelbėti šioje situacijoje. Šiuša išmušti kamuolį už aikštės ribų, pamatė, kad yra spaudžiamas, norėjo nerizikuoti, bet galiausiai netgi turėjo galimybę Minija siūsti kamuolį į priekį. To nepadarė ir gana greitai Garliava kamuolį susigrąžino. Kol kas Gintauto Vaičiūno komanda tikrai palieka solidų įspūdį, žaidžia su kamuoliu, nemažai atakuoja, galbūt pavojingų momentų nematėme, bet tie pastarėjai rezultatai galbūt ir, kaip ir minėjau, gali įkvėpti komandą. Lygiosios per pastarąsias dvejas rungtynes, čia proga, smūgis šį kartą kiek silpnokas, Valdas Jašmontas pabando ir lengvas grobis Dominikui Valeckui, kuris užsiėmęs tinkamą poziciją, gaudo kamuolį. Buvo šiek tiek ir prilaikyta šioje situacijoje Jašmontas, bet tai nesutrukdė jam smūgiuoti. Iš čia irgi pasirinko visai neblogą variantą, nes varžovų buvo greta gana nemažai. Reikėjo jau galvoti apie atakos tęsinį. Jašmontas, minėjau, jaunas 20-metis žaidėjas, bet pirmoje lygoje jau yra pelnęs 6 įvarčius. Yra vienas rezultatyviausių komandos žaidėjų. Rezultatyviau ekipoje žaidžia tik Miezavo, pasižymėjęs 8 kartus. Ir bus grąžintas kamuolys į žaidimą. Mickevičius su 12 įvarčių, minėjau, rezultatyvus ir tai yra vienas geriausių rodiklių apskritai. OptiBet pirmoje lygoje Enrique Devensas yra mušęs net 20, Transinvest komandos lyderis ir po to Nevėžio atstovas Bela, taip pat ir Mickevičius yra pasižymėję po 12 kartų. Grąžinamas kamuolys į žaidimą. Galimybė surengti ataką per kairę pusę, bet vėl Minija sugebo atsimušti. Pirmų numerių panašu, kad šiuose rungtynėse šeimininkai gali žaisti. Namų komanda, Garliavos ekipa galbūt gali turėti įtakos ir ta kelionė, vis tiek ji nebuvo pati artimiausia. Ir kaip dažnai būna, reikia šiek tiek laiko įsibėgėti ir būtent garliaviškiai nuo pat rungtynių pradžios yra šiek tiek aktyvesni už savo varžovus. Bet matėme, kad Minija gali gana sėkmingai kontratakuoti, turėjo progą ir smūgiavo iš už baudos aikštelės ir tas pats Valdas Jašmontas. Po tranzicijos dabar bus grąžintas kamuolys į žaidimą. Niekur neskuba garliaviškiai. Minėjau apie tą pastarąją atkarpą, tikrai yra nebloga ji Garliavos komandos. Įspūdingiausios tos rungtynės buvo su Transinvest, apie kurias kalbėjo vyriausiasis komandos treneris, kad tai yra galbūt ir proveržio rungtynės, kad jos padės žaisti komandai geriau. Čia teisėjas Aidas Vingilys mūsų ekranuose. Įspėja šį kartą Kretingos komandos žaidėją, šį kartą tai yra Valdas Jašmontas. Ernestas Mickevičius buvo tas žmogus, kuris Kauno rajono komandai 78 minutę įvartį pelnė, išlygino rezultatą su Transinvest ekipo ir rungtynės baigėsi lygiosiamis, o štai praėjusiame ture, apie tai galbūt po šios situacijos pavyksta apsiginti Kretingai. O praėjusiose rungtynėse Kauno rajono ekipo 1-1 su Riteriais B išsiskyrė ir ten įvartis buvo į savo vartus Riterių B 20 minutę Okendės ir po to Lukičius Riterių B komandos žaidėjas 75 minutę išlygino rezultatą. Rungtynės gana neblogos, nes turėjo Riteriai B ir futbolininkų iš pagrindinės komandos. Tas pats Okendė, Šmatlakas, buvo Dombrauskis, rungtyniavo Lukičius. Ir su šia ekipa pavyko sužaisti sėkmingai, o čia dabar keliamas kampinis. Kretingos Minija apsigina ir turi progą bėgti į kontrataką. Ataka per kairę pusę. Čia pražanga yra fiksuojama. Greitos atakos nutraukimas. Labai realu, kad žaidėjas išvys ir geltoną kortelę. Ne, šį kartą nieko nėra. Šį kartą tiesiog pražanga fiksuojama. Ir teisėjas atrodo, kad traukiasi ten iš kišenės kortelę. Skausmingas susidūrimas, žinoma, buvo Demendesui. Svarbiausia buvo sustabdyti varžovą. Garliavos komandos žaidėjų Maksimas Stargorodskis. Šį kartą pažeidė taisyklės, neleido varžovams surengti greito išpolio. Matėme, kad Minija tikrai gana sėkmingai gali bėgti į greitas atakas. Stargorodskis yra futbolininkas iš Ukrainos, vienas komandos legionierių ir tikrai jaunas žaidėjas, 2005 metais gimęs. Vos 18 metų jam, bet jis jau sužaidė 23 rungtynes ir
per jas sugebėjo pasižymėti ir vienu pelnytų įvarčiu. Sunkiai keliasi nuo dirbtinės dangos, bet atrodo, kad pernelyg šį kartą nesusižeidė Kretingos komandos žaidėjas Wilsonas. Ir standartinė padėtis. Prie kamuolio kitas legionierius bus. Tokie Girosava. Ir standartinės situacijos gali būti Minijos komandos ginklas. Jeigu ir toliau ši ekipa bandys žaisti taip kontratakomis, būtent tranzicija ir galimybės po standartinių padėčių gali būti šios komandos ginklai. Geras žaidimas antrame aukšte, kamuolys išmuštas. O po to į priekį Mantas Giedutis. Irgi vienas jaunesnių komandos žaidėjų, vos 18 metų šiam futbolininkui. Jaunimo abiejose ekipose tikrai yra. Jauniausias net ne Starogorodskis yra Garliavos ekipoje, kuriam 18 metų yra ir Karolis Januša, kuris dar jaunesnis. Karoliui šiuo metu 17 metų, bet jis rungtyniauja starto sudėtyje taipogi šiose rungtynėse. Ataka per dešinę pusę. Ieško galimybių įvairiai Minija, tiek per kairę, tiek per dešinę, tiek ir atakuoja centru. Dabar išmuša kamuolį iš baudos aikštelės Minija, tęsiasi ataka. Ir fiksuojamas taisyklių pažeidimas, neteisus Garliavos komandos futbolininkas, tas pats Maksimas Stargorodskis pažeidė taisyklės. Šį kartą prieš Fušimi prasižengiama ir ko gero standartinėje situacijoje dalyvaus. Ir tokie Girosava, kuris ir prieš tai matėme, kad atlieka standartinės padėtis. Du futbolininkai bus sienelėje. Pakanka tiek žaidėjų Dominikui Valeckui, komandos vartininkui. Ir pasižiūrėsime, kuo pasibaigs šią situaciją. Ne tik Girosava yra prie kamuolio, bet ten ir Deividas Pipiras. Ir lieka vienintelis Girosava. Štai tokie namų darbai. Perdavimas labai aštrus. Atrodo, kad visai neblogai. Šį kartą buvo įžaistas kamuolys. Ieškoma komandos draugo prie tolimo virpsto, tačiau ten perdavimą uždaryti nepavyko. Dar kartą čia pasijungė į ataką Pipiras. Ieškojo komandos draugų prie tolimo virpsto. Na, Pipiras irgi vienas jaunesnių komandos žaidėjų. 2005-aisiais gimęs jis, kaip ir taip pat starto sudėtyje Keblys ir Giedutis. Jauniausi žaidėjai komandoje, 18 metų jiems visiems. Čia kova antrame aukšte ir siunčia kamuolį į priekį. Minijos komandos legionierius tokie Girosava. Kol kas ir toliau. Per pirmas 18 minučių galima sakyti, kad didelių pavojų mes nematėme šiuose rungtynėse. Grąžins kamuolį žaidimo vartininkas. Amiras Akalarovas, kaip ir minėjau, komandos kapitonas. Siunčiamas kamuolys į priekį čia. Ir tarp dviejų varžovų bando suktis ir išprovokuoja pražangą. Kretingos Minijos komandos žaidėjas. Pastaruoju metu tų pražangų yra visai nemažai. Ir klausimas čia, ar viskas yra gerai. Minijos komandos futbolininkų. Dar kartą epizodo pakartojimas. Matome, kasgi nutiko čia. Gražiai bandė žaisti Valdas Jašmontas. Pademonstravo savo technikos sugebėjimus, bet pražanga būtent prieš jį yra užfiksuota. 6 įvarčių šį sezoną mušęs futbolininkas, sužaidęs daugiau kaip 2000 minučių. Tikrai solidus rodiklis, dažniausiai matome starto sudėtyje. Bet pastarosios 5 rungtynės buvo tuštokos, kai įvarčiais nepavyko pasižymėti Minijos komandos atakų lyderiui. Prieš tai jis mušė su Neptūnu, mušė ir su NFA ekipa. Mušė Žalgiriui B, mušė taip pat šį sezoną ir Šiauliams B, ir Jonavos komandai, ir taip pat pasižymėjo akistata su Nevėžio ekipa. Svarbus žaidėjas komandoje, jeigu reikėtų keisti, tai būtų nemenkas nuostolis vyriausiam komandos treneriui Oliveirai. Grąžinamas kamuolys atgal vartininkui, Amirui Akalarovui.
Vartininkas, kuris yra ukrainietis, yra šiaip šis futbolininkas gimęs Rusijoje, bet turi Ukrainos pilietybę, žaidęs Ukrainos žemesnėse lygose. Teko rungtyniauti Ukrainos taurėje ir taip pat, žinoma, ne tik kopti bet pirmoje lygoje, bet ir Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyre. Akalarovui teko žaisti. Dabar ataka per kairę pusę ir fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Pastaruoju metu reikėtų sakyti, kad Minija perima iniciatyvą, tokios klampesnės rungtynės. Garliava bando stabdyti varžovus pražangomis, geltono kortelė yra rodoma. Šį kartą Deividas Pipiras buvo sustabdytas neleistinai. Pasadincovas panašu įspėjamas, tad dar viena standartinė padėtis ir vėl prie kamuolio neabejotinai bus Tokija Hirosava, kuris tokiose situacijose yra bene pavojingiausias komandos žaidėjas. Tuo jau galėjome šiandien įsitikinti. Vėl du futbolininkai senelėje, kurių pakanka Dominikui Valeckui. Prieš tai matėme namų darbus, dabar galbūt bus perdavimas tolimo Virpsto link, tikintis, kad kažkuris iš žaidėjų ten kamuolį lies. Dabar perdavimas yra ir gaudo kamuolį vartų sargas. Dominikas Valeckas iš karto siunčia kamuolį į priekį. Čia visiška ramybė. Mantas Gedutis visiškai vienas bando paspausti varžovų vartininką Garliavos komandos žaidėjai. Gedutis jau ne pirmą kartą yra paliekamas tokiose situacijose po standartinių padėčių, bet žaidėjas su savo funkcijomis kol kas tikrai gana gerai susitvarko. Bus grąžintas kamuolys į žaidimo, beveik į pusę pirmas kėlinys ir toliau kol kas turime Mitkaus mokyklos stadione rezultatą 0-0 Garliavoje. Ne viena, nei kita ekipa kol kas įvarčiais nepasižymėjo. Rimtų momentų galima sakyti, kad ir neturėjo abi komandos. Minėjau apie pastaruosius rezultatus, kalbant apie šeimininkų komandą, apie tas pastarąsias dvejas lygiąsias. Savo ruožtų Minija praėjusiame ture prieš savaitę nugalėjo Šiaulių B komandą ir ten Mantas Pikčiūnas tik 92 minutę įmušė įvartį Šiauliams, o prieš tai Minija užtikrintai pirmavo 2 įvarčiais. 18 minutę Kretingos miesto stadione. Šeimininkus į priekį išvedė Matas Keblys, 45+1, Deividas Šiuša. O dar anksčiau, prieš porą savaičių, pergalė buvo prieš Žalgirį B pasiekta, prieš Kauno Žalgirį B pasiekta rezultatu 3-0. Niezavo, taip pat Vilsonas Mendesas ir taip pat Deividas Pipiras. Įvarčius pelnė tame mače, o čia geras ėjimas į priekį, kamuolį sugeba perimti Arnas Paura. Galimybė atsakyti greitą ataką ir Minijai. Jašmontas dažnai būna su kamuoliu, matome, kad gali jį ir palaikyti, gali sužaisti techniškai prieš kelis varžovus, išsaugoti kamuolį savo komandai. Kalarovas į priekį. Nugara į vartus. Šioje situacijoje pabandė sužaisti Minijos komandos legionierius. Pipiras. Ernestas Mockus. Iš tokių labiau patyrusių žaidėjų, kalbant apie abi komandas, galima, žinoma, Garliavos ekipoje išskirti Tomą Rakašių komandos kapitoną. Ne vienus metus žaidęs jis pirmoje lygoje, galima prisiminti su Nevėžio apranga, kiek pamenu, Tomas yra buvęs ir A lygoje, o čia fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Nuošalė šį kartą ir Aidui Vingeliui reikia apraminti šiek tiek aistras, jų nestinga aikštėje. Tas pats Ernestas Mickevičius, rezultatyviausias komandos žaidėjas, taip pat yra ragavęs ir, kiek pamenu, ir Optibeta lygos duonos. Minijos gretose iš tokių labiau patyrusių žaidėjų Šiušą galima galbūt išskirti kaip tokį futbolininką. Grąžins kamuolį žaidimo Valeckas. Į kairę čia kova antrame aukšte ir Mantas Gedutis. Oro dvikova ten laimėjo, kamuolys nuo šio futbolininko lekia už aikštės ribų. Žinoma, iki sezono pabaigos daug rungtynių nelieka ir vienai ir kitai komandai
Garliava dar žais su Šiaulių antra ekipa, taip pat su Kauno Žalgirio antra komanda, su Panevėžio antra ekipa, su Žalgiriu. Žalgirio dubleriais teks susitikti, taip pat su Ekrano ekipa ir su Baltijos futbolo akademija. Paskutinės rungtynės lapkričio 8 dieną, tad geras sezonas lieka geras mėnuo lieka iki sezono pabaigos ir taip pat kalbant apie Minijos komandą, ši ekipa dabar dar žais su Panevėžio antra komanda, taip pat su Žalgiriu susitiks, su Žalgirio dubleriais, taip pat su Ekrano komanda, su BFA ekipa ir su Bobrungo komanda. Tokios akistatos dar lieka šiai komandai. Čia mėginimas atlikti perdavimą. Paskutinės rungtynės beje turėjo būti Minijos su MML City, tad kadangi ši ekipa jau yra išmesta iš turnyro, vadinasi, kad savo varžybas baigs šiek tiek anksčiau. Minijos ekipa paskutinėme ture nežais, tad sezonas baigsis Kretingos komandai lapkričio 3 dieną, bet galbūt komandai dar teks susirinkti ir atsimti medalius OptiBet pirmos lygos, kas realu, kaip ir minėjau, jeigu šiandien ekipa sugeba pasiekti pergalę, ji kyla į antrą poziciją, aplenkia Nevėžį Bobrungą. Perdavimas atgal, Takuje Fušimi atliko perdavimą. Minijos komandos futbolininkas, rungtyniaujantis aikštės centre. Ernestas Mockus į dešinę. Ir kamuolys lekia už aikštės ribų, į žaidimo dar kartą galės grąžinti Demendesas. Dvidešimt 7 minutė artėja prie pabaigos. Ir toliau turbūt reikia sakyti, kad per pusvalandį nepamatėme nė vieno pavojingo momento. Toks įspūdis, kad pagal šios dienos formą galbūt susitinka ir apylygiai. Vienas kito verti varžovai Garliavoje. Rungtynių pradžioje Garliava buvo aktyvesnė, dabar Minija perimus iniciatyvą, ji daugiau rengia atakų ir per kairę, ir per dešinę, ir per centrą, išprovokuoja nemažai pražangų, taip pat atlieka ir standartinių situacijų, bet rimtų momentų kol kas neturėjo. Galima prisiminti tą standartinę padėtį, kai buvo įžaistas kamuolys, aštrus perdavimas tolimo virpsto link, bet ten pasižymėti komandai nepavyko, kalbant apie Kretingos ekipą. Kalarovas grąžina kamuolį į žaidimą. Į priekį ukrainietis, žinoma, čia ieškoma Valdo Jašmonto, žaidėjo, kuris yra aukštas, galingas ir tokiose situacijose jis tikrai gali būti labai naudingas ekipai. Į dešinę perdavimas, dešinėje Lukas Odincovas. Dar vienas tokių jaunesnių žaidėjų, amžius vidurkis ir vienoje ir kitoje komandoje tikrai nebūtų labai didelis. Tokių labai patyrusių žaidėjų nėra. Vyriausias komandoje, kalbant apie Garliavą, yra Rimvydas Lipnevičius. Dar vienas žaidėjas, kurį galima paminėti ir prie tų patyrusių futbolininkų. Žaidės jis tikrai ne vieną sezoną ir Nevėžio gretose. Rimvydui Lipnevičiui 30 metų šiuo metu. Taip pat galima paminėti ir tą patį Ernestą Mickevičių, kuriam šiuo metu 26. Na tai ką, per dešinę pusę baigėsi nesėkmingai, vėl nieko nepavyko išpešti šiame epizode Minijai. Minijos gretose Germanas Voniuchinas yra vyriausias futbolininkas. Jam šiuo metu 33 metai, bet jis taip pat ant atsarginių žaidėjų suolo, kaip ir Kristianas Garcia, kuriam šiuo metu yra 31. Pasirengęs grąžinti kamuolį į žaidimo Dominikas Valeckas. Kol kas darbo, galima sakyti, per daug neturėjo. Tokie lengvesni, silpnesni smūgiai, išmušimai kamuolio iš baudos aikštelės. Amiras Sakalarovas taip pat savo ruoštų momentų nedaug turėjo. Čia geras žaidimas. Deividas Šiuša, kol kas išsiskiriantis gynyboje. Sugeba laiku ir vietoje atsidurti, kamuolius išmušti, kai to labiausiai reikia.
Minėjau, kad dar gynėjas sugebėjo pasižymėti ir 3 įvarčiai šį sezoną, tad ne tik solidžiai gali pasiginti, bet ir atakuoti su Panevėžio B ekipa, taip pat su MML City bei praėjusiame ture su Šiauliais. Savo įvarčius pelnė Deividas Šiuša. Standartinė padėtis. Dabar siunčiamas kamuolys prie artimo virpsto ir jį išmuša. Minijos ekipa, tęsiasi Garliavos komandos atsakymas. Vartininkui atžaidžiama gana rizikingai, nes ten buvo ir Minijos žaidėjai, kurie paspaudė varžovų vartininką Dominiką Valecką. Pusvalandis šiame mače prabėgo, 15 minučių lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Galbūt per tą ketvirtį valandos pamatysime ir ką nors pavojingesnio, nei matėme per pusvalandį. Tikrai galima sakyti, dvi viena kitos vertos varžovės kol kas. Nebloga gynyba, nedaug pavojingų momentų, apskritai galima sakyti, kad jų ir nematėme. Nulinės lygiosios pastarai kartą tikrai senokai buvo OptiBet pirmoje lygoje, tad galima tikėtis, kad įvarčiai kris per likusią valandą. Galbūt ir dabar ataka per kairę pusę. Mėginimas atlikti perdavimą ir visa tai baigėsi nesėkmingai. Dar viena proga. Čia neblogai žaidžiama su kamuoliu ir dabar jau nuo vartų linijos kamuolys yra numušamas. Tai buvo pavojingiausia proga, kalbant apie Garliavos komandą ir apskritai apie šias rungtynes. Amiras Sakalarovas jau buvo palikęs ten vartus. Ta vartų kampo tuščia. Dar kartą galime įsitikinti šią situaciją. Smūgis. Ir tikrai pavojingas. Vinjonas dabar smūgiavo. Vinjonas Smitas. Pastarai kartą nulinės lygiosios užfiksuotos rugpjūčio 30 dieną, kai MML City su Vilniaus BFA sužaidė tos rungtynės 0-0. Tad jau lygiai mėnesį nematome OptiBet pirmoje lygoje nulinių lygiųjų. Kaip ir minėjau, tai žada mums, kad vis tiek įvartis anksčiau ar vėliau kris, galbūt net ne vienas. Arnas Paura grąžina kamuolį į žaidimo, čia kova antrame aukšte, dar kartą Paura. Kaip įprasta japonams, techniški šios šalies futbolininkai. Tokie Hirozava atliko perdavimą Hiroshi Miyazavai. Starto sudėtyje net 3 japonai, kalbant apie Miniją, taip pat ir Fushimi rungtyniauja, Miyazava bei Hirosava. Minija pradės. Dar vieną savo ataką, Kalarovas. Mockus. Į kairę pusę siunčiamas kamuolys, čia Deividas Šiuša. Dar kartą Šiuša. Į priekį Mockus, neblogas. Ilgas perdavimas dešinėje, čia vienu lietimu, bet šį kartą vienu lietimu perdavimas nepavyko. Teisėjas rodo, kad tai yra smūgis nuo vartų. Nieko pavojingo dabar nepavyko sureksti. Dar kartą Dominikas Valeckas. Mūsų ekranuose galės grąžinti jis kamuolį į žaidimą. Jaunas 20-metis vartininkas. 1,85 cm ūgio ir jis iš FM Vilnius komandoje buvo, po to FK Vilnius ir galiausiai Baltijos futbolo akademijos ekipa, iš kurios persikėlė į Garliavos komandą. Šis futbolininkas ir dabar būtent žaidžia Kauno rajone. Ataka per kairę pusę. Galimybė surengti pavojingesnę ataką. Čia į kamuolį nepavyko iš karto pataikyti Matui Kėbliui. Iš karto galimai pavojinga ataka galėjo kilti, bet galų gale Minija vis dėlto siunčia kamuolį kuo toliau. Tad 35 minutė, rezultatas nekinta, 10 minučių iki pirmo kėlinio pabaigos. Ir klausimas, ar per tą laiką sugebės kuri nors komanda pasižymėti. Kaip sakoma, įvarčiai keičia rungtynes ir manau, kad pelnytas įvartis tikrai pagyvintų mačą. Vienai komandai reikėtų atakuoti, kita galbūt ir šiek tiek galėtų labiau atsitraukti, bandyti gintis.
Gražinamas kamuolys į žaidimą ir ten kairėje pusėje Karolis Januša dėl kamuolio kovėsi. Januša žaidėjas, kuris apskritai yra šiandien aikštėje iš tų 22 futbolininkų yra jauniausias. Futbolininkas, kuriam, kaip ir minėjau, viso labo šiuo metu 17 metų. Per kairę pusę Minija rengia atakas ir gali irgi atgyja. Jašmontas kairėje, taip pat ir Deividas Pipiras. Neblogas spaudimas, perima kamuolį Ganadą. Vienoje barikadų pusėje Minijos gretose 3 japonai, kitoje sudėtyje yra 1 japonas, tai yra Yasuhiro Ganada. Ir po ukrainietį. Ir vienos ir kitos komandos starto sudėtyje. Tad būtent po lietuvių daugiausiai yra Japonijos futbolininkų aikštėje, jų matome net 4. Amiras Sakalarovas galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Kol kas tik tiek įsijungia į šias rungtynes tiek Minijos vartininkas, tiek Garliavos vartų sargas. Daug kartų gelbėti komandos neteko, o tokie numušimai kamuolio nuo vartų yra šiuose rungtynėse. Ir vienas ir kitas vartininkas dalyvauja tokiuose veiksmuose. Čia šiek tiek tempiamas už peties Danielis Rydas. Nieko nelaukdamas Ganada pradeda šią ataką, siunčiamas kamuolys į kairę. Ir nepavyko kamuolio susistabdyti šį kartą kairėje pusėje Garliavos komandos žaidėjų. Panašu, Maksimas Stargorodskis buvo ten. Lygiosios Minijai nebūtų geras rezultatas. Ekipa taip iškovotų, įsirašytų 1 tašką, aplenktų Bobrungą, pasivytų Nevėžį, bet norėtųsi turbūt šias komandas aplenkti. Minijos ekipai, kalbant apie Garliavą, galbūt irgi žaidžiant namuose, nepaisant to, kad su viena stipriausių pirmos lygos ekipų, bet norėtųsi turbūt Garliavos komandai namuose iškovoti pergalę. Gana ambicingi tikslai buvo garliaviškių, dabar tai yra komanda, kuri jauna ir tokia vidutiniokė. OptiBet pirmoje lygoje 10 vietoje įsitaisiusi ši komanda. Minija savo ruožtų pretenduoja žaisti ir tas pereinamasias rungtynes, su kuo kol kas neaišku. OptiBet A lygoje, ten 9 vietoje šiuo metu įsitaisęs Telšių Džiugas, tad galėtų būti galbūt ir Žemaitijos derbis. Telšiai prieš Kretingą, kuri komanda žais kitą sezoną OptiBet A lygoje. Na, žinoma, jeigu Vilniaus riteriai nepakils iš dugno, būtent jie sugebėjo laimėti prieš Alytaus Dainavą prieš savaitę, iškovoti 3 taškus, svarbius taškus. Čia ataka per kairę pusę, mėginimas atlikti perdavimą baigėsi nesėkmingai. Vinjonas Smitas čia, jaunas žaidėjas, 1 komandos legionierių. 1 įvartį šį sezoną yra pelnęs šis futbolininkas. Žaidėjas iš Benino ir pasižymėjo jis rungtynėse su Kėdainių Nevėžio ekipa. Dabar bus grąžintas kamuolys į žaidimą nuo kampinio gairelės. Pirmose tarpusavio rungtynėse į Ernesto Mickevičiaus įvartį 40 minutę. Čia perdavimas ir fiksuojama pražanga puolančiai komandai. Taigi į Mickevičiaus įvartį 40 minutę Lukas Guis atsakė įvarčių 77 ir rungtynės baigėsi 1-1. Lukas Guis šiandien ant atsarginių žaidėjų suolo, starto sudėtyje Minijos futbolininko nematome. Garliavos ekipoje Mickevičius žinoma žaidžia, bet kol kas jo irgi nelabai matome priekyje, nėra labai pastebimos jis. Čia kova dėl kamuolio ir į žaidimą turi progą grąžinti Garliavos ekipa. Arnas Paura. Kovo antrame aukšte laimėjo Radvikovą Deimantas Kontenis. Pasiuntė kamuolį į priekį, 40 minutė ir
5 bei tiek, kiek kompensuos teisėjas. Lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Pagal įvykių tėkmę, kurią matome, labai realu, kad pirmas kėlinys gali ir pasibaigti nulinėmis lygiosiamis. Tokiu atveju viso veiksmo mes tikėsimės jau po pertraukos. Galbūt tada ir keitimai bus atliekami. Minėjau, ant suolo turi Gintautas Vaičiūnas ir tą patį Rimvydą Lipnevičių, patyrusi žaidėją. O minėjo savo ruožtu ir Luką Gui, kuris pirmose rungtynėse pasižymėjo įvarčiu. Dabar siūs kamuolį į priekį Deimantas Kontenis. Garliavos komandos gynėjas. Irgi gynėjas, kuris, galima sakyti, gana rezultatyvus, nes bent porą įvarčių šį sezoną jam pavyko pelnyti ir turėjo gerą atkarpą. Jis gegužės pabaigoje birželio pradžioje mušė su Šiauliais, Šiaulių B komanda. Gegužės pabaigoje birželio pradžioje pasižymėjo su Panevėžio B ekipa, tad per 3 rungtynes pelnė porą įvarčių. Daugiau Deimantas Kontenis rezultatyviais veiksmais nepasižymėjo. O dabar kamuolį į žaidimą grąžins Deividas Šiuša. Krašto gynėjas, galintis pasijungti ir į atakas. Ir bus grąžintas kamuolys į žaidimą. Tai darys šeimininkai, Garliavos futbolininkai. Meta kamuolį į aikštę Karolis Januša. Jauniausias komandos žaidėjas ir Januša dabar čia visai neblogai dar pakovojo su varžovais, su tuo pačiu Mantu Gedučiu. Nebloga jaunimo dvikova krašte, kairėje pusėje kalbant iš Garliavos perspektyvos, iš Minijos. Dešinėje pusėje Mantas Gedutis, futbolininkas, kuriam 18, prieš tą patį Karolį Janušką, kuriam šiuo metu 17 metų. Kamuolys bus grąžintas dar kartą į žaidimą, daug stabdymų pastaruoju metu ir mažai tos kokybės, bet čia galima girti abiejų komandų gynybą, kuri tikrai demonstruoja gerą žaidimą. Nekalbu vien apie gynėjų grandį, kalbu apskritai apie komandinę gynybą, nes nieko pavojingo ir nepavyksta sukurti. Gerbėjai Garliavoje girdimi, perdavimas dešinėje. Ataka per dešinę pusę, keliamas kamuolys į baudos aikštelę ir gaudo kamuolį vartininkas Kamiras Sakalarovas. Šeimose nemažai jam teko dalyvauti ir žinoma geriausią progą turėjo Garliava, kaip ten bebūtų, kai Smitas smūgiavo į vartus ir tada į vartus lekiantį kamuolį išmušė Minijos ekipos žaidėjas. Čia atakos pusė, perdavimas kairėn. Pakilęs čia Deividas Šiuša ir Šiuša daro klaidą. Praranda kamuolį kairėje pusėje. Spaudžia savo varžovus Minijos ekipa ir šį kartą tas spaudimas komandai naudos per didelis nedavė, nepavyko ekipai šioje situacijoje kamuolį perimti, Garliaviškiai liko su juo. O čia fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Visai nebloga taktinė pražanga. Hiroši Miyazava petimi šiek tiek sužaidė į varžovą, pargriovė jį. Matydamas, kad ten galimai galėjo būti Garliavos pavojingesnė ataka. Atrodo, kad kiekybinį pranašumą šeimininkai ten turėjo. Ir keičiama atakos pusė, perdavimas dešinėn. Čia neblogai stabdosi kamuolį Lukas Odinsovas. Rydas. Ir vienu lietimu Odinsovas atliko perdavimą, bet perdavimas labai nesėkmingas, gerokai per stiprus. Ir prie kamuolio nespėjo Evinjonas Smitas. Paskutinė minutė pirmame kėlinyje. Netrukus sužinosime, kiek ir laiko dar bus pridėta, kiek laiko bus kompensuota. Už tos stabdymus, labai daug stabdymų per pirmą kėlinį nematėme. Minutė turbūt labai realu, kad gali būti pridėta, o čia perdavimas ir neblogą progą turėjo Garliava. Vėl Danielis Rydas neblogoje padėtyje, bet kamuolį šio futbolininko nepasiekia.
keliauja prie kampinio gairelės. Yasuhiro Hanada. Japonai ir vienoje ir kitoje komandoje atlieka standartinės situacijas. Hirosava tai daro Minijoje, Garliavoje Hanada. Ir Hanados perdavimas prie artimo virpsto, jeigu buvo bandoma atlikti kitokį perdavimą, tolimesnį, tai labai nesėkmingai. Tai padarė šį kartą Hanada ir iš karto suteikė Minijai galimybę bėgti į greitą ataką. Minutė pridėta. Tiek laiko lieka iki pirmo kėlinio pabaigos. Kėlinio, kuris buvo nikokas, kalbant apie komandų galimybės puolant, bet kalbant apie žaidimą gynyboje, tikrai solidi. Ir viena ir kita komanda nieko neleido sukurti savo varžovams, išskyrus tą vienintelį momentą, kai iš aštraus kampo pabandė Smithas ir į vartus lekiantį kamuolį nuo linijos numušė Miniją. Rezultatas 0-0, kuris, kaip ir minėjau, tarsi nelabai tinka turbūt nei vienai, nei kitai komandai. Galbūt Garliavai tinka labiau, vis dėlto Minija aukščiau yra turnyro lentelėje, bet Garliavo žaidžia namuose. Išmuštas kamuolys iš baudos aikštelės, čia pataikyta į varžovų, smūgis iš už baudos aikštelės. Ir pavyko perimti šį kamuolį Minijos ekipai, perdavimas į priekį ieškant Demendeso jau nesėkmingas, tad tokia yra pirmo kėlinio pabaiga, tad Garliava ir Minija įvarčiais nepasižymėjo, pagal pavojingus momentus turbūt galima sakyti Garliava pirmauja 1-0, vienintelis tas Smito pavojingas smūgis, kai kamuolys lėkė į vartus ir nuo linijos jį Minija numušė. Pati Kretingos komanda turėjo galimybių po standartinių padėčių, greitomis atakomis, bet labai ryškių momentų ir nepamatėme. Tad pertrauką ir grįšime į Garliavos Mitkaus mokyklos stadioną. C-Bet, lošimo automatai, lažybos, ruletė, stalo lošimai. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. OptiBet, lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Plastena – vienetinių ir serijinių detalių reklaminės produkcijos gamyba, techninių plastikų ir gumos gaminių tiekimas. Plastena – reklamai, statybai, gamybai. Riviera baldai jūsų jaukiems namams. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Futbolo radijas Radio centras. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Plačiaformatė skaitmeninė spauda ir kiti reklamos darbai. Tango Print. Garliavos ekipa. Tada Smithas bandė smūgiuoti į vartus, bet į vartus lekiantį kamuolį, į vartų plotą lekiantį kamuolį numušė Minijos komandos žaidėjai, tad įvartis nebuvo pelnytas, o daugiau galima sakyti, kad tokių rimtesnių progų ir nepamatėme. Keitimas atliekamas. Vietoje Maksimo
Stargorodskio matysime Luką Čepkauską. Toks keitimas Garliavos ekipoje. Na, matysime, kaipgi pasikeis veidas, kalbant apie Garliavos komandą. Stargorodskis kelis kartus taip pavojingai prasižengė ir galėjo būti ir įspėtas kortelė. Atrodo, vieną kortelę jis ir gavo, po to dar viena buvo pražanga, už kurią jau kortelė nebuvo parodyta, bet galbūt Gintautas Vaičiūnas nori šiek tiek apsidrausti ir jaunai savo futbolininką iš žaidimo išėmė, vietoje jo išleido kitą futbolininką ir matysime, kaipgi šiam žaidėjui seksis. Lukas Čepkauskas yra vienas rezultatyvesnių savo komandos žaidėjų, jis yra pasižymėjęs 5 kartais, ir pasižiūrėsime 5 kartus, ir pasižiūrėsime, kaipgi seksis šiam futbolininkui, kuris yra įmušęs kol kas būtent tuos 5 įvarčius ir pagal rezultatyvumo komandoje nusileidžia Ernestui Mickevičiui, kuris yra įmušęs 12, galbūt Garliavos komandos žaidimas dabar paaktyvės. Taigi iki pertraukos nieko tokio doro ir nepavyko suregzti komandoms, be to vieno momento, apie kurį minėjau. Visų pirma, Kretingos Minija šiek tiek aktyviau pradėjo savo rungtynes, po to ir Garliava sugebėjo perimti iniciatyvą, kurį laiką ji buvo aktyvesnė, daugiau žaidė su kamuoliu, daugiau leido laiko varžovų aikštės pusėje prie oponentų baudos aikštelės, bet jau vėliau tada ir Minijos ekipa turėjo savų momentų. Minija daugiau kamuolį kontroliavo, turėjo kelias standartinės situacijas, vienas neblogas buvo kamuolio įžaidimas, kai buvo perdėjimas iš kairės tolimo virpsto link ir galima sakyti toks grėsmingesnis. Daugiau, ką nors sunku prisiminti, kelios kontratakos, kurias baigdavo Garliavos komandos pražangos. Ir tai buvo viskas per pirmą mačo dalį. Galbūt antra bus aktyvesnė. Dar kartą galime keliauti prie komandų sudėčių. Minijos vartininkas Amiras Kalarovas. Jo numeris yra 1 komandos aikštės žaidėjai. Čia 5 numeris Ernestas Mockus, taip pat 6 Takuja Fušimi, taip pat 7 žaidžia Deividas Šiuša, 8 Deividas Pipiras, 9 numeriu rungtyniauja Vilsonas Demendesas, taip pat žaidžia 10 Hiroshi Miyazava, 15 Valdas Jašmontas, 17 Tokija Hirosava. Dabar ši situacija baigėsi tuo, kad Kretingos Minija apsigina. 19 numeris šios komandos žaidėjas yra Matas Keblys ir taip pat 45 Mantas Gedutis. Kalbant apie Garliavos komandą, Dominikas Valeckas yra komandos vartininkas, aikštės žaidėjai Deimantas Kontenis 3, 5 Tomas Rakašius komandos kapitonas, Jesugiro Hanada. Taip pat starto sudėtyje 6 numeris žaidžia ir Danielis Rydas, 8 numeriu pažymėti jo marškinėliai, 9 Lukas Odinsovas, 11 Ernestas Mickevičius, taip pat 13 numeriu žaidžia Vinjonas Mitas, 16 Maksimas Stargorodskis, 17 Arnas Paura ir taip pat 18 Karolis Januša. Tokios komandų sudėtis. Maksimą Stargorodskį per pertrauką pakeitė nuo antro kėlinio pradžios dabar jau rungtyniaujantis Lukas Čepkauskas. Teisėjas šiuose rungtynėse yra Aidas Vingilys, jo asistentai Justas Kudirka ir taip pat Lukas Mečionis. Rezervinis rungtynių teisėjas yra Ugnius Veprauskas, o rungtynių inspektorius šiame mače yra Linas Masys. Gintautas Vaičiūnas yra vyriausiasis Garliavos komandos treneris, Minijai vadovauja Tiago Bonfimas Oliveira da Silva. Bus grąžintas kamuolys į žaidimą, atrodo, kad viskas yra gerai Garliavos komandos futbolininkų, jis galės tęsti rungtynes, o garliaviškis Arnas Paura grąžina kamuolį į žaidimą. Na, kol kas vaizdas nesikeičia, galima sakyti, antro kėlinio pradžioje. Matome ir toliau panašų vaizdą, tai yra daugiau žaidimo aikštės centre, mažai pavojingų momentų ir kol kas nulinės lygiosios, turbūt galima sakyti, kad pagal žaidimą, nebent būtų Garliava tą vienintelę savo progą realizavusi. Ir manau, kad, kaip sakoma, įvarčiai keičia rungtynes. Ta frazė gali būti ir šiandien labai svarbi, jeigu pavyktų pasižymėti vienai arba kitai komandai. Tokiu atveju galbūt kiek ir atsivertų rungtynės. Jeigu rungtynių pabaigoje būtų pelnytas įvartis į vienus arba kitus vartus, turbūt realu, kad įmušusi komanda galėtų ir atsilaikyti, žiūrint pagal dabartinę situaciją. Tad svarbios tos artimiausios keliasdešimt minučių. Atsilaikyti, nepraleisti ir po to bandyti galbūt ir rungtynių pabaigoje jau įmušti tą pergalingą įvartį vieniems arba kitiems. Kaip ir minėjau, vienintelės
tarpusavio rungtynės šį sezoną baigėsi lygiosiomis 1-1. Tada mačas buvo Kretingoje, o dabar rungtynės vyksta Garliavoje ir čia kol kas įvarčių mes neišvydome. Amiras Sakalarovas grąžins kamuolį į žaidimą, komandos kapitonas Tomas Rakašius yra Garliavos ekipos kapitonas. Sakalarovas per pirmą mačo dalį negalima sakyti, kad labai daug pavojingų momentų turėjo. Apskritai darbo nebuvo labai daug, daugiau kamuolio išmušimų iš baudos aikštelės. Vienas kitas išėjimas į priekį. O čia Garliaviškių perdavimas dešinėn ir kamuolys lekia už aikštės ribų. Jį į žaidimą dar kartą galės grąžinti Garliavos Minijos ekipa. Garliavos varžovė Deividas Šiuša. Pirmoje mačo dalyje buvęs gana aktyvus gynyboje. Galbūt eidamas į priekį nebuvo labai ryškus, besijungdamas į atakas kairių kraštų. O teisėjas dabar kamuolį atiduoda Garliavos komandai ir vėl bus siunčiamas kamuolys į priekį, ieškant ten. Komandos draugų kol kas nelabai pastebimi atakuojantys žaidėjai. Minėjau apie vieną rezultatyviausių OptiBet pirmos lygos futbolininkų Ernestą Mickevičių. Kol kas jo nelabai matėme priekyje. Trūksta ir komandos draugų perdavimų, nes didžioji dalis žaidimo būtent čia vyksta aikštės centre. Fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Ko pražangų tikrai nestigo, dabar neatsitraukė iš karto nuo varžovo Demendesas. Garliava surengs savo ataką, kol kas tas vienintelis keitimas atliktas. Minėjau, ant suolo variantų yra. Turi ir Minija ant atsarginių žaidėjų suolo legionierių iš Kolumbijos. Taip pat pirmose tarpusavio rungtynėse įvartį pelniusi Luka Guja. Perdavimas. Ir vienu lietimu Tomas Rakašius tęsiasi ataka, išmuša kamuolį Minijos ekipa, tokie Hirosava. Sužaidė sėkmingai baudos aikštelėje, išsivalė baudos aikštelė Minija ir neleido varžovams surengti pavojingos atakos. Savo ruožtų Garliavos ekipoje ant suolo taip pat yra ne vienas futbolininkas, yra ir legionierių, tas pats Pena, taip pat ir Kraskovski, patyręs Rimvydas Lipnevičius. Centro saugas, kurį bene labiausiai galima išskirti kaip futbolininką, kuris daugiausia matė šilto ir šalto šį sezoną. Nes šis futbolininkas žaidė 810 minučių, tad ne visada tikrai rungtyniauja. O ką šiandien girdime, tai yra Minijos aistruoliai, kurie tikrai gana audringai palaiko savo komandą. Atvykę šiandien į Garliavą, kelionė gana tolima, galbūt ir Minija taip sunkokai pradėjusi rungtynės irgi turėjo įtakos būtent tai, kad čia jau yra proga, būtent tai galbūt turėjo įtakos, kad buvo gana ilga kelionė. Ernestas Mickevičius turėjo savo momentą, vienas geriausių Garliavos momentų apskritai šiame mače, bet smūgis blokuojamas. Ir Mickevičiaus, jeigu prieš tai nematėme, tai dabar Ernestas buvo iššokęs tikrai gana geroje padėtyje. Vis dėlto sugebėjo sėkmingai sužaisti gynyboje svečiai. Ir prie kampinio gairelės Ganada, kuris siunčia kamuolį į baudos aikštelę ir vėl išsivalo Minija. Galima sakyti, kad antro kėlinio startas yra Garliavos komandai geresnis. Čia vartininkas palikė savo baudos aikštelę, kontaktas su varžovu. Ir keliamas Minijos komandos futbolininkas. Aidas Vingilys sako, kad tai buvo žaidybinė situacija. Nepaisant to, kad triukšmo buvo nemažai. Dar kartą galime pasižiūrėti šį momentą. Na taip, pirmas į kamuolį sužaidė Dominikas Valeckas. Čia sakyčiau, kad dar viskas baigėsi gana gerai, nes Dominikas Valeckas smūgiuodamas į kamuolį nesužaidė labai pavojingai keliu prie varžovo galvos, o čia iš aštraus kampo smūgis. Ir pasirengęs Amiras Sakalarovas, tęsiasi Garliavos komandos atakos. Vienas išpuolis po kito dabar jau.
Jesugiro Ganada bus prie kampinio gairelės. Na, antras kėlinys galbūt bus šiek tiek aktyvesnis, bent jau tos pastarosios minutės nuteikė gana optimistiškai. Pasirengęs kelti kampinį Ganadą, jo perdavimas. Ten kontaktas baudos aikštelėje, atrodo Kontenis galėjo šiek tiek ir stumtelėti savo varžovą. Dabar tęsiasi Garliavos ataka, Kontenis vėl buvo ten. Perdavimas nuo šalies nėra, Smithas į baudos aikštelę ir apsigina Minija, siunčia kamuolį į priekį ir ieško ten priekyje Ede Mendeso. Perimo kamuolį puikiai sužaidęs Miazava. Wilsonas Filipe Ede Mendesas taip pat buvo dešinėje. Šiek tiek galbūt ir atsidarė rungtynės per pastarąją atkarpą. Turėjo žinoma savo momentą ir Ernestas Mickevičius. Vienas rezultatyviausių OptiBet pirmos lygos žaidėjų, kuris yra rungtyniavęs ir Kauno Žalgirio gretose. Kėdainių Nevėžyje jam teko pažaisti ir Šilutėje. Tad patirties šiek tiek daugiau, bet iš aštraus kampo šiam futbolininkui įmušti nepavyko. Smūgis buvo blokuotas, po to panaši situacija buvo ir jo komandos draugo, kai jis smūgiavo į vartus, bet ten vartininkas Sakalarovas sužaidė sėkmingai. Ernestas Mickevičius OptiBet A lygoje yra žaidęs 4 sezonus Kauno Žalgirio gretose, vieną sezoną net 32 rungtynes sužaidė 18 metais, bet 2 įvarčiai, 2 rezultatyvūs perdavimai. Puolėjui tikrai nebuvo labai gera statistika. Kita vertus, labai ryškus priekyje jis ir nebuvo, kalbant apie minutes. Dažniausiai būdavo taip, kad Ernestas Mickevičius, nepaisant to, kad sužaidė nemažai mačų, bet kildavo ir nuo suolo. Garliava rengia savo ataką. Priminsiu, kad tai yra svarbios rungtynės Minijai. Jeigu ši ekipa laimi savąjį mačą prieš Garliavos komandą, kyla į antrą poziciją OptiBet pirmoje lygoje. Jeigu savo ruožtu laimi Garliava, jie atitrūksta šiek tiek nuo BFA komandos. Vilniaus ekipa bus sužaidusi rungtynėmis mažiau ir turės 6 taškais mažiau. Savo ruožtu ekranas būtų šiek tiek prisivėjamas. Garliava turėtų 31 tašką, ekranas turi 33. Krinta Garliavos komandos žaidėjas. Ir čia štai toks nepatenkintas Deimantas Kontenis. Stumtelėjo šiek tiek savo oponentą. Diskusija su varžovų komandos legionieriumi iš Portugalijos, Wilsonu Filipe. Emocijų tikrai nestinga, pražangų yra, daug žaidimo aikštės centre, daug stabdymų. Ir bent jau porą smūgių vartus atliko Garliava. Pagal Minijos smūgius turbūt net nelabai ką galima prisiminti per visą sužaistą valandą. Taip, žinoma, pagal statistiką smūgių buvo, bet ryškių momentų ir nelabai matėme. Girosava. Šuša. Gražina kamuolį atgal vartininkų, Emiras Sakalarovas čia. Mockus. Į dešinę, dešinėje Matas Keblys. Bando paspausti šiek tiek savo varžovus Garliavos futbolininkai, bet tai naudos kol kas neduoda. Minija savo ataką ir toliau kontroliuoja, tokie Girozava. Per visą sezoną kol kas Minija pralaimėjo 5 rungtynes, tai tikrai nėra daug, 24 turas dabar, tad 5 pralaimėjimai. Tik vienintelė Transinvest komanda yra pralaimėjusi mažiau, tik 2 kartus. Nevėžis 5 sykius, Minija savo ruožtu taip pat patyrė 5 nesėkmes. Kalbant apie Garliavos komandą, labai daug lygių yra šios komandos. Tai yra ekipa, kuri šį sezoną daugiausia sužaidė lygiosiomis, net 10 kartų. Baigė akistatas būtent lygiosiamis, galbūt dabar bus ir 11 sykis. 6 laimėti mačai, 7 pralaimėti, 32 įmušti įvarčiai, 31 praleistas.
Valanda beveik prabėgusi, į priekį ieškoma čia Luko Odinsovo. Ir kamuolį į žaidimą grąžins. Dar kartą Garliavos ekipa. Į baudos aikštelę prie artimo virpsto nusivylęs Garliavos komandos puolėjas. Ten panašu Ernestas Mickevičius buvo, jis tykojo kamuolio, bet jo nesulaukė. Ataka per kairę pusę. Čia Karolis Januša kelia kamuolį tolimo virpsto link, išmuštas kamuolys. Ir proga surengti greitą kontrataką, bet laiku koją kyštelėjo Garliavos komandos futbolininkas Arnas Paura. Kamuolį perėmęs. Valanda prabėgo netgi daugiau šiame mače, bet matėme tik tą vienintelį kol kas keitimą per pertrauką, kai Lukas Čepkauskas pakeitė vieną savo komandos draugų, Maksimą Starogorodskį. Garliavos ataka. Per dešinę pusę vėl grąžinamas kamuolys atgal, nieko nepavyko per šį flangą suregzti. Į dešinę pusę, dabar perdavimas, bet kamuolys paliko aikštės ribas. Nieko nepavyko išpešti šioje situacijoje. Kamuolį iš žaidimo galės grąžinti vėlgi vartininkas. Antrame kėlinyje netgi gali turbūt ir sušalti Dominikas Valeckas. Beveik nieko neturėjo ką nuveikti. Savo ruožtu Miras Sakalarovas bent vieną tokį pavojingesnį smūgį tikrai atrėmė. Bando užkurti savo komandą Minijos aistruoliai. Kol kas tikrai prastokos rungtynės, žinant tą pastarąją atkarpą, vienos prastesnių. Netaip buvo netikėtas pralaimėjimas Vilniaus riteriams, ne tiek kiek netikėtas pralaimėjimas apskritai tame mače, bet rezultatas 0-3 buvo nusileista, tada Mickaus, Buzas ir Kaulinis įvarčius pelnė, o čia mėginimas iš toli tikslo nepasiekė. Bet tame mače, vėlgi, kalbant apie riterius, žaidė Nikola Popovičių, žaidė Okendė, žaidė Šmatlakas, žaidė tas pats Katinas, kuris taip pat pastaruoju metu jau beldžiasi į pagrindinę komandą, žaidė Titas Buzas. Nemažai turėjo ir pagrindinės sudėties žaidėjų riteriai B, tad ir buvo patirta nesėkmė. Dabar kol kas 0-0 ir visas rungtynes, galima sakyti, be pavojingesnių momentų. Dabar ataka per dešinę pusę, perdavimas į baudos aikštelę. Siunčia kamuolį kuo toliau. Minijos atstovai bando kabintis už kamuolio ekipos legionierius Vilsonas Filipė ir ten aistros kyla. Na, jau ne pirmą kartą Vilsonas Filipė nepatenkintas ir turi ką padiskutuoti su varžovu Arnu Paura. Šį kartą prieš tai matėme, kad ir su Deimantu Kontiniu. Geltona kortelė yra rodoma, gauna ją Vilsonas Filipė. Skėsčio rankomis Minijos komandos legionierius. Žaidėjas, kuris šį sezoną pasižymėjo kartą ir minučių labai daug neturėjo, 270 minučių yra sužaidęs. Įvartį pelnė su Žalgirio B ekipa. Nuo rugpjūčio mėnesio šis futbolininkas pradėjo rungtyniauti Minijos gretose daugiau ir matome, kad žaidėjas, kuris sugebėjo ir įvartį pelnyti, ir galima sakyti, kad toks aktyvesnis, šiek tiek pastebimesnis jis yra aikštėje. Kontenis. Išnervino, galima sakyti, Vilsonas Filipė tiek Kontenį, tiek ir Paurą, du žaidėjus, kurie rungtyniauja krašte, dešinėje pusėje, žinoma, Kontenis vidurio gynėjas, bet žaidžia šiek tiek dešiniau. Arba atvirkščiai, galima sakyti, galbūt ir Garliavos žaidėjai išnervino Vilsoną Filipę. Pastarasis buvo spėtas ir geltono kortelė, o čia labai pavojinga situacija ir pelnytas įvartis
Iš labai aštraus kampo pavyko nukreipti kamuolį į vartų tinklą. Ar Garliava antroje mačo dalyje, sakyčiau, kad nusipelnė būtent šio įvarčio, nes matėme tikrai daug ekipos žaidė ir su kamuoliu, rengė pavojingesnius momentus. Ir galiausiai kamuolys atsidūrė vartų tinkle. Iš aštraus kampo, iš dešinės pusės dar kartą čia. Štai toks smūgis, na tikrai nebuvo lengva situacija Smithui, bet sugebėjo jis nukreipti kamuolį į vartų tinklą. Pasižymė pelnytų įvarčių Garliavos komandos futbolininkas. Na ir ką kalbėjo apie įvarčius, kad tie įvarčiai gali keisti rungtynes. Galbūt ir dabar pamatysime ką nors panašaus. Galbūt pamatysime kur kas aktyvesnę Miniją nei regėjome prieš tai. Smithas pelno savo antrą įvartį šį sezoną. Dabar pasižymė, prieš tai taip pat buvo mušęs įvartį jis, kai rungtyniavo su Kėdainių Nevėžio ekipa rugpjūčio 18 dieną. Pirmas rungtynes sužaidė Liepos 29, tad antroje sezono dalyje matome komandoje Danielį Rydą. Tai yra futbolininkas iš Jungtinių valstijų, žaidėjų šiuo metu yra 24. Nebuvo lengva situacija, bet įvartis krito po to smūgio į artimą kampą ir ten, žinoma, galima irgi klausti apie komandos kapitono Miro Kalarovo vaidmenį. Minijos vartininkas praleido įvartį į savo kampą. Komandos draugai leido smūgiuoti, bet vartų sargas taip pat. Galima sakyti, kad ekipos neišgelbėjo. Tad 1-0 Garliava priekyje ir gali padėti kaunantis dėl aukščiausių pozicijų pagrindiniams varžovams. Minijos tai yra tiek Nevėžiui, tiek Babrungui, ekipos, kurios turi 43 ir 42 taškus atitinkamai. Minija, kaip ir minėjau, komandas galėjo aplenkti, jeigu šiandien laimėtų tas rungtynes. Kol kas atsilieka 0-1. Čia vėl skausminga situacija. Susidūrimas. Ir keitimas dabar matomas ir Minijos gretose. Robertas Rimutis pasirodo aikštėje. Matysime šį futbolininką. Žaidėją, kuris galbūt pagyvins žaidimą. Galbūt, kai jis pasirodė aikštėje, matysime daugiau atakuojančių komandos veiksmų. Reikia, žinoma, aktyvesnių veiksmų, o čia tokių situacijų Minijai tikrai nereikia. Tik šį kartą fiksuojama nuošalė. Teisėjo Švilpukas, Aidas Vingilys, kaip ir minėjau, yra šių rungtynių teisėjas. Tad Garliava pretenduoja nutraukti nesėkmių seriją. Minėjau, kad pastarosios kelios rungtynės komandai tikrai buvo nesėkmingos, nepaisant to, kad sužaista ir lygiosiamis su Transinvest, bet ekipa nelaimi nuo pat rugpjūčio 5 dienos. Kai buvo net 6 nelaimėti mačai, buvo 3 lygiosios ir taip pat 3 pralaimėjimai. Keičiama atakos pusė, perdavimas į kairę. Ir lipa ant kamuolio Arnas Paura. Gali dabar prisižaisti šeimininkai, mėginimas smūgiuoti, pataikyta į varžovus ir tai yra standartinė padėtis kampinė. Matysime Arnas Paura tokioje labai apmaudžioje situacijoje suklydo 23 metų krašto gynėjas. Ir suteikė progą savo varžovams surengti standartinę situaciją. Prastai jie skeldavo tokie Hirosavo, dabar panašu bus Takuja Fushimi. Legionieriai iš Japonijos dalyvauja standartinių situacijų metu. Ir visi 3 japonai čia ir bando suregzti šį išpolį. Japonijos futbolininkai, žinoma, garsėja tuo, kad tai yra techniški žaidėjai, tai yra galbūt ne patys aukščiausi ir ne taip gerai žaidžiantis antrame aukšte, bet su kamuoliu jie tikrai gali kurti labai geras atakas. Gali patys smūgiuoti, gali atlikti perdavimą, greiti, vikrus, judrų žaidėjai. O dabar Garliavos komandai pavyko ir uždirbti standartinę situaciją. Vienintelį įvartį šiandien Vinjonas Smithas pelnė. Vienas komandos legionierių, futbolininkas iš Benino, išvedė Garliavą į priekį, o dabar ir Yasuhiro Hanada keliauja prie kampinio gairelės, pabandys paieškoti
komandos draugų. Ten baudos aikštelėje, keldamas kampinį. Na, antras įvartis Garliavos komandos galbūt galėtų ir gerokai pridaryti rungtynes. Dabar persvara trapi, bet Minija kol kas nieko nesukūrė per visas rungtynes. Dabar perdavimas, išmuša kamuolį Kretingiškiai, tęsiasi Garliavos ataka, perdavimas dešinėn. Ten Kanada. Gerai blokuoja savo varžovus Minija, tą daro ir Šiuša ir po to išmuštas kamuolys iš baudos aikštelės. Nieko nepavyko atrasti tokioje situacijoje. Čia užtikrintas žaidimas Lukas Odinsovas. Sužaidė sėkmingai. Spaudžia savo varžovą Garliaviškį. Šį kartą spaudžia Mantą Gedutį, jauną žaidėją. Čia perdavimas, tai yra proga, smūgis ir pavojinga situacija. Ernestas Mickevičius smūgiavo į vartus, kairė koja virš skersinio praskriejo kamuolys. Bet grėsmė tikrai buvo didžiulė ir labai gerai vertino situaciją Smitas. Į laisvą erdvę atliko perdavimą, kur neturėjo jau varžovų globos Mickevičius. Žaidėjas, kuris vis dar varžosi dėl rezultatyviausio čempionato turnyro futbolininko vardo. Dabar galbūt labiau dėl to antrojo rezultatyviausio žaidėjo vardo, nes Enrique Devensas su 20 įvarčių atrodo tikrai solidžiai, bet Ernestas Mickevičius įmušęs 12. Kristianas Belorosinas, Nevėžio komandos žaidėjas, taip pat pasižymėjęs 12 kartų. Grąžins kamuolį žaidimo Dominikas Valeckas. Kovo antrame aukšte, čia laimėto oro dvikova. Ernestas Mickevičius antrame kėlinyje taip pat yra kur kas pastebimesnis. Ir žinoma, tą pavojingą smūgį atliko. Ir taip pat dabar taip pat matome, kad gali pakovoti sėkmingai ir antrame aukšte. Užsikabinti už kamuolių. Dabar vėlgi Mickevičius praranda kamuolį, yra proga Minijai. Matas Keblys bėga į ataką dešiniu kraštu. Čia kova antrame aukšte, laimėjo dvikova Minijos atstovai. Šiuša. Į dešinę. Gedutis. Atgal Ernestas Mockus dešinėje. Ir neblogas perdavimas į priekį. Jašmontas nepastebimas antroje mačo dalyje. Iki pertraukos tikrai buvo vienas pastebimesnių komandos žaidėjų. Neblogai kabindavosi už kamuolių, galintis pasikauti ir antrame aukšte, nes yra gana aukštas futbolininkas. Na, dabar vėl stabdymas. Ir teisėjas rodo geltoną kortelę. Įspėjamas panašu komandos kapitonas Tomas Rakašius. Ir šį kartą panašu, kad už kalbas galėjo būti parodyta geltona kortelė. Deimantas Kontenis taip pat buvo šalia. Ir standartinė situacija. Įvartį galima girdėti Garliavoje, kaip šeimininkai labiau žaidžia Minijos futbolininkai, nes jie palaikomi kol kas yra labiau. Standartinė situacija, pušimą, jo perdavimas, tolimo virpsto link ir gaudo kamuolį vartininkas Dominikas Valeckas. Valeckas beveik neturėjo ką veikti antroje mačo dalyje, bet žinoma dabar 74 minutė, atsiliekama 0-1, galima tikėtis, kad Minijos ekipa bus aktyvesnė rungtynių pabaigoje. Pasirodė aikštėje ir Robertas Rimutis, kol kas labai žaidimo nepagyvino, Dominikas Jekočiūnas taip pat ir ant suolo, Germanas Vaniukinas irgi ten, Lukas Guis ir Kristianas Garcia. Fiksuojamas taisyklių pažeidimas. Griaunamas Garliavos komandos futbolininkas Lukas Čepkauskas. Po keitimo aikštėje pasirodė žaidėjas, vienas vyresnių komandos futbolininkų, jam 26. Tokie Girosava. Siuntė kamuolį į priekį, dar kartą galės kamuolį į žaidimą grąžinti Kretingos ekipa, Deividas Šiuša. 4 taškai per 2 tarpusavio rungtynes Garliavoj su Minija tikrai būtų gana solidus rodiklis. Galėtų ekipa
surinkti net 4 taškus ir žinant tai, kad garliaviškiai, kaip ir minėjau, yra kol kas vidutiniokai, prieš vienus lyderių rezultatas tikrai būtų neblogas. Į centrą Garliavos futbolininko Karolio Janušos perdavimas. Praėjusiais metais Minija beje buvo ekipa, kuri užėmė tik 11 vietą, Garliava buvo visiškai šalia, tai yra 12 pozicijoje, abi komandos turėjo vienodą statistiką, po 33 taškus, po 9 pergalės, taip pat ir 6 lygiąsias ir 15 pralaimėjimų, daugiau įvarčių praleisdavo Garliava, tačiau ir daugiau muždavo. Na, o šį sezoną situacija kiek pasikeitusi, nes matome, kad Minija kovojo galbūt netgi ir dėl tų pereinamų rungtynių. Savo ruožtų varžovė Garliavos ekipa kaunasi dėl aukštesnių pozicijų turnyro lentelės centre. Ant dirbtinės dangos atsidūręs vienas Garliavos komandos futbolininkų, panašu čia pagalbos reikės. Danielis Rydas. Jam pagalba bus suteikiama. Kol kas vienintelis Smitas Vinjonas yra žaidėjas, kuris pasižymėjo. Šiandien nukreipęs kamuolį į vartų tinklą, Benino futbolininkas pasižymėjęs antrą kartą, mušė jis rungtynėse su Jonavos ekipa. Beveik 600 minučių yra sužaidęs, netaip ir seniai debiutavo komandoje, savo pirmą mačą sužaidė su Bobrungo ekipa Liepos 29 dieną. O šiandien įmušė galimai pergalingą Garliavos komandos įvartį. Nepatenkintas ten ant suolo ir Vilsonas Filipė tikrai turėjo šiandien nemažai nervų, jis galima sakyti, aikštėje. Nervinosi, gavo ir geltoną kortelę ir galiausiai Robertas Rimutis užėmė poziciją Vilsono Filipės aikštėje. O dabar kamuolys už aikštės ribų, tad tai vėlgi yra proga Minijai, standartinė situacija. Kol kas tų standartinių situacijų metu didelių pavojų nematėme, galbūt dabar. Keliamas kamuolys, netgi galbūt ir smūgiuojama į tolimą vartų kampą, bet smūgis šį kartą nepavykęs, pabandė tokį Hirosava. Vienas aktyvesnių komandos žaidėjų. Galima kalbėti apie Hirosavą, galima kalbėti apie Miezavą, taip pat Fushimi komandos legionieriai iš Japonijos yra gana aktyvus. Išleidžia kamuolį už aikštės ribų šį kartą Minijos futbolininkai. Mantas Giedutis bandė sportuoti dešinę pusę, komandos krašto gynėjas. Ir dar vienas keitimas vietoje 8 numerio 26, tad Denį Rydas panašu baigė savo rungtynes, negali tęsti šio mačo. Ir matysime Titą Pranauską, kuris rungtyniaus. Į kairę. Minija bando perimti iniciatyvą, pastaruoju metu būtent Kretingos komanda žaidžia daugiau su kamuoliu. Šiai ekipai reikia ieškoti galimybių, reikia bandyti lyginti rezultatą ir pratęsti savo sėkmingą sezoną. Prarasti taškai čia būtų gana skausmingi. Jeigu nepavyktų net taško iškovoti, bet visų pirma reikia bent vieną pavojingesnę ataką sukurti. Savo ruožtų Garliava turėjo bent 3. Galima prisiminti progas, tas pelnytas įvartis, taip pat Mickevičiaus smūgis virš vartų ir pirmame kėlinyje, kai kamuolys buvo numuštas lekiantis į vartus, kai išmušė Minijos komandos gynėjai. Kovo antrame aukšte ir čia laimi oro dvikova Kanada. Galima sakyti, labai daug kokybės šiandien rungtynėse nebuvo. Čia ir dar vienas to pavyzdys, Mantas Keblys. Jo perdavimas nesėkmingas, bet svarbiausia Garliavai tokiame klampiame mače galima iškovoti 3 taškus. Ir tokiu atveju pagalvoti apie aukštesnės pozicijas jau kitose turuose. Jeigu dabar laimimo, tokiu atveju prie ekranų priartėjimo atsiliekama 2 taškais. Ir ten dar
ta pati MML City ekipa, kuri lieka lentelėje, nes yra sužaista daugiau nei pusę sezono. MML City artimiausių metų aplenks. Tiek Ekranas turėtų aplenkti, tiek ir Garliava. Ekranas atsilieka tik 2 taškais. Garliava atsilieka 7 taškais. Ir ten Riteriai B. Taip pat yra netoli su 35 taškais. Skersuojamas kamuolys į baudos aikštelę, smūgis ir pirmas geras momentas, kurį turėjo ir Minija. Dabar smūgiavo Robertas Rimutis. Po keitimo aikštėje pasirodė žaidėjas, tačiau pasižymėti nepavyksta, tad Garliava išsaugojosi 1 įvarčio persvarą dar kartą čia. Gražiai sužaista sienelė. Nedaug jungiasi į atakas Mantas Gedutis. Jaunas komandos krašto gynėjas, vos 18 metų jam, bet dabar buvo labai solidu. Ir sienelė sužaista, ir tas pavojingas skersas perdėjimas pažemė į baudos aikštelę. Čia keliamas kamuolys antrame aukšte. Sėkmingas Garliavos komandos žaidimas. Ir kamuolį į žaidimą dar kartą galės grąžinti Minijos ekipa. Na, tai, ką matome pastaruoju metu, turbūt galima vadinti ir šiokia tokia vartų apgultimi. Mockus keičia atakos kryptį, siunčia kamuolį kairėn. Ten buvo Fušimi, prarastas kamuolys ir labai kietai savo varžovą stabdo Minijos futbolininkas, nenorėdamas, kad varžovui surengtų greitą pavojingą ataką. Teisėjas įspėja, šį kartą žodinis įspėjimas. –82 minutė, tad geros 10 minučių lieka iki antro kėlinio pabaigos ir iki rungtynių pabaigos. Kol kas Garliava pretenduoja į 3 taškus šiame mače. Gedutis. Į priekį perima kamuolį Garliava. Ir gražiai žaidžia Garliaviškis. Titas Pranauskas pasirodęs aikštėje. Perdavimas. Čia turi progą smūgiuoti į vartus ir pelnyti galbūt ir dublį šiame mače Smithas, bet nepavyko jam padaryti to. Galų gale Minija apsigynė ir po to vartininkas palieka savo vartų aikštelę. Amiras Sakalarovas laiku ir vietoje suskubo prie kamulio. Puikiai, techniškai išsaugo kamulį japonas Tokija Hirozava. Ir kamuolys už aikštės ribų. Nepavyko suregzti šios atakos Kretingos komandoje, tai buvo viena galimai tokių neblogų dar likusių atakų. Laiko lieka ne tiek ir daug. Dabar žinoma kiekvieną progą reikėtų pasinaudoti, bandyti regzti tas kontratakas. Čia kova antrame aukšte ir Garliava. Siunčia kamuolį į priekį, ieškoma ten aukšto Ernesto Mickevičiaus. Štai taip, išsaugo kamuolį Garliaviškiai, bravo šeimininkams, puikus epizodas. Neleido kamuolio perimti ir Dominikas Valeckas jį siunčia į priekį. Pati rungtynių pabaiga, svarbiausios minutės, svarbiausios 10 minučių lieka, kol kas keitimų daug nebuvo atlikta. 1 per pertrauką ir 2 antroje mačo dalyje, po 1 abiejose komandose. Mickevičius baudos aikštelėje, neblogas pirmas lietimas. Mickevičius pasimetė kamuolį į priekį, bet šiaip galima sakyti, kad tikrai žaidėjas, kuris išsiskiria antrame kėlinyje. Matome jau tikrąjį Ernestą. Minėjau, netaip ir mažai sužaidęs ir OptiBet A lygoje. Šį sezoną mušė ir dublį. Rungtynėse su Riteriais B, kai Garliava laimėjo 2-1. Ir būtent 2 Mickevičiaus įvarčiai leido komandai laimėti tas rungtynės. Čia ir Minijos aistruoliai prie pat Garliavos komandos žaidėjo Kanados, kuris kels kampinį. Perdavimas tolimo virpsto link, aukštai pašokęs Tomas Rakašius. Komandos kapitonas, bet jam į kamuolį sėkmingai pataikyti nepavyko. Čia dar vienas perdavimas ir vėl vartininkas pasirengęs.
Jonas Rakašius, komandos kapitonas, minėjo, kad turi jis ir OptiBet A lygos patirties, žaidęs jis Kėdainių Nevėžio ekipoje, sužaidė 36 mačus 21 metų sezone. Nevėžė, žinoma, nebuvo pati stipriausia Lietuvos čempionato komanda. Dabar jau Rakašius rungtyniauja Garliavos ekipoje. Tikrai gana ambicingas Garliavos projektas. Matysime, kaipgi seksis šiai komandai. Kol kas antras sezonas, kaip ir minėjau, toks, kad ekipa kaunasi dėl pozicijų turnyro lentelės centre. Šį sezoną ekipa 10, praėjusį sezoną buvo taip pat netaip ir toli tų pozicijų. Garliaviškiai užėmė tuo metu 12 vietą, dabar vartininko rankose kamuolys. Ataka per dešinę pusę, kalbant apie Miniją. Garliaviškiai 21 metais, kiek pamenu, būtent dar varžėsi antroje lygioje ir kiek pamenu, būtent ją laimėjo. Tad vėliau jau OptiBet pirma lyga ir 2 sezonai gana panašus. Bet laipteliai aukščiau panašu, kad yra. Dabar galimybė surengti ataką per dešinę pusę, perdavimas į baudos aikštelę, mėginimas smūgiuoti į vartus ir virš vartų skrieja kamuolys. Tokie Hirosava smūgiavo, nepavyko jam pataikyti. Šį kartą taip, Hiroshi Miyazava buvo tas, kuris mušė. Kitas legionierius iš Japonijos. O čia ir dar vienas keitimas. Germanas Vaniuchinas pasirodo aikštėje. Vienas vyriausių komandos futbolininkų, na apskritai, kalbant apie šį žaidėją, jis yra vyriausias iš tų, kurie yra registruoti į šias rungtynes. Vaniuchinui šiuo metu yra 33 metai. Neblogas lietimas, pasimetimas kamuolio. Deividas Šiuša buvo ten. Ir dar Šiuša bando paspausti varžovus. Matėme Šiušą gana aktyvų kai kuriuose epizoduose šiandien, tiek gynyboje, tiek bandant pasijungti į atakas. Dominikas Valeckas galės siūsti kamuolį į priekį. Žaidėjas jaunas vartininkas, kaip vartų sargas dar labiau, jam 20 metų, bet šiandien kol kas vartai sausi. Ir netaip ir dažnai pavyksta Garliavai įvarčio nepraleisti. Pastaroji pergalė, kaip ir minėjau, prieš MML City klubą rugpjūčio 5 dieną. Dar anksčiau pergalė buvo dar birželio mėnesį, birželio 10 prieš Žalgirio antrą komandą, kai buvo 1-0. Turėjo tikrai gerą atkarpą tuo metu Garliava, kai sužaidė 5 rungtynes, iš kurių 3 laimėjo ir 2 kartus sužaidė lygiosiamis. O dabar nepavyko susistabdyti kamuolio, bet šalia yra komandos draugas, kuris siunčia kamuolį į tolimą vartų kampą. Graži Garliavos ataka, kuri galiausiai pasibaigė įvarčiu 2-0 ir turbūt, kad Titas Pranauskas po keitimo aikštėje pasirodęs futbolininkas deda tašką šiame susitikime. Minija dar bandė, Minija atakavo, bet dabar jau viskas ko gero yra baigta. Čia labai apmaudžiai susiklostė situacija Garliavai, bet viskas baigėsi gerai ir įvartį pelno Titas Pranauskas, buvęs visiškai šalia. Taigi Minija savo ruožtų nepasinaudoja progą pakelti į antrą turnyro lentelės poziciją. Garliava liks toje pačioje vietoje, niekur iš ten nejudės, bet po 6 iš eilės nelaimėtų rungtynių, 3 lygių ir 2 pralaimėjimų. Garliava galiausiai pasieks pergalę. Dar laukia ir žinoma Šiaulių antra ekipa, su kuria teks sužaisti spalio 7 dieną. Tada ir Kauno Žalgirio antra komanda, Panevėžio antra ekipa, Žalgirio antra komanda, laukia ekranas ir BFA. Dar vienas keitimas Minijos gretose. Keitimas toks, kad Dominikas Jakočiūnas pasirodo aikštėje ir jis keičia panašu Mantą Giedutį ir dar vienas keitimas taip pat atliekamas. Kristianas Garsija Tobaras, kolumbietis, žais vietoje Tokijos Hirosavos. Na, nesėkmingos Minijai rungtynės šiandien, turbūt taip galima konstatuoti. Nuo pat mačo pradžios nebuvo
Ekipa labai aštri puldama, turėjo vieną tokią neblogą atkarpą pirmame kėlinyje, antroje pirmo kėlinio dalyje, kai būtent daugiau žaidė su kamuoliu, daugiau rengė pavojingesnių atakų, turėjo standartinių situacijų, bet per tą atkarpą įvarčio nepelnė, nieko tokio doro ir nesukūrė, o antrame kėlinyje jau yra geresnė Garliavos ekipa. Iki šios komandos galimai pergalės lieka 4 minutės. Tiek yra kompensuotos, tiek minučių kompensuota. Garliava gali pasiekti tikrai svarbę ir retą pergalę šį sezoną. Čia dar vienas mėginimo smūgis į vartų centrą. Dabar pataikyta. Jesugiro Kanadas smūgiavo į vartus. 7. Garliavos komandos laimėjimas būtų. Minija turi net 12 pergalių. Daugiau laimėjo tik Transinvest ir NFA ekipa. Savo ruoštų galima paakcentuoti ir tai, kad Minija patirs tik 6 pralaimėjimą. Su 5 buvo antroje, 3 vietoje kartu su Kėdainių Nevėžio ekipa. Šią įvykių tėkme šiuo rezultatu džiaugiasi būtent Nevėžis ir NFA komandos, kurios išsaugo savo pozicijas 2 ir 3 vietą. Minija liks 4 ir taip pat visai turėtų džiaugtis Plungės Bobrungas, kuris taip pat turi 42 taškus. Taip pat kiek ir Minija, dabar keliamos kamuolys, tolimo virpsto link, pavyksta apsiginti, mėginimas numesti kamuolį arčiau vartų, Valdas Jašmontas. Ir nesėkmingai baigėsi ši ataka, dabar bus grąžintas kamuolys į žaidimą, Minija tai darys, Dominikas Jakočiūnas pakeitęs Mantą Gedutį, užėmęs dešinio gynėjo poziciją. Išmuša kamuolį iš baudos aikštelės. Dar kartą apsigynusi Garliava, o čia kaip netoli perimto kamuolio buvo šeimininkų ekipos žaidėjas. Neblogai paspaudė varžovus. Beveik pusė pridėto laiko prabėgo, jau 92 minutė baigė ištiksėti. Šiandien ir keitimas pasiteisino Gintauto Vaičiūno. Buvo mestas į kovą Titas Pranauskas ir jis nukreipė kamuolį į vartų tinklą. Dabar Pranauskas nusivylęs, nepavyko jam kamuolio išsaugoti, Minija greitai bando jį grąžinti į žaidimą. Na, dar vieną įvartį pelnius, jeigu Minija dabar pasižymėtų, laiko dar šiek tiek yra, žinoma, minimaliai, bet tikra pirtis galėtų būti čia Garliavoje. Kretingos ekipa galėtų bandyti atakuoti, bet kol kas progų nėra. Labai solidi Garliavos gynyba. Ekipa, kuri po poros mėnesių pertraukos sugeba išsaugoti savo vartus sausus. Na, net po 3 mėnesių pertraukos, 3,5, beveik 4 mėnesių nuo birželio 10 dienos. Ekipa nebuvo nepraleidus įvarčio, o dabar geltoną kortelę rodo Aidas Vingilys. Įspėjimas. Minijos komandos futbolininkas, panašu šį kartą kortelė buvo parodyta ir Matui Kebliui. Į dešinę pusę siunčiamas kamuolys. Taigi net 10 rungtynių, kurios nebuvo sausos Garliavos. OptiBet pirmoje lygoje, kai visada praleisdavo įvartį Kauno rajono komanda, šiandien Mitkaus mokyklos stadione tikrai solidus pasirodymas. Galbūt nebuvo komanda labai aštri puldama, bet turėjo tikrai bent 4 gana pavojingus momentus ir pavyko 2 jais pasinaudoti. Ataka per dešinę pusę. Jašmontas. Į priekį sumanimas neblogas. Robertas Rimutis buvo dešinėje, bet perdavimas jo nepasiekė ir Aido Vingilio finalinis švilpukas aidė, tad 2-0 šiame mače Garliava pasiekė pergalę. Įmušė antrame kėlinyje pasižymėjęs ir Vinjonas Mitas, taip pat žinoma ir po keitimo aikštėje pasirodęs Titas Pranauskas, tad Garliavai atitenka 3 taškai. Dabar ši ekipa turi 31 tašką, užima 10 vietą, laimi savo 7 mačą šį sezoną, laimi pirmą akistatą po 6 iš eilės nelaimėtų mačų, kai buvo 3 lygiosios ir 3 pralaimėjimai. Po daugiau kaip 3 mėnesių nepraleido įvarčio šiandien Garliava.
savo ruožtų Kretingos Minija nutraukė 2 laimėtų mačų seriją. Šį kartą patiria nesėkmę, tai yra 6 komandos pralaimėjimas ir ekipa su 42 taškais lieka 4 vietoje. Nevėžis turi 43, NFA 42, Bobrungas taip pat 42, tad labai įdomi OptiBet pirmos lygos sezono atomazga mūsų laukia ir galime padėkoti visiems už dėmesį šiandien. Žinoma, dar laukia šiandien ir kitų akistatų visose turnyruose Lietuvoje, taip pat ir ta legendų dvikova, kuri vyks Dariaus ir Girėno stadione. Tad ačiū visiems ir linkiu gero vakaro, gero futbolo, iki. Lošimo automatai.